Susipažinkit su Tomu Sakro, vienu kūrybiškiausių žmogumi kuriančius video su dirbtinio intelekto pagalba. Jo kurti video sulaukia 10 000 peržiūrų visame internete. Šiame video kartu su Tomu kalbame apie tai, ką jau dabar galime atlikti su dirbtinio intelekto pagalba video srityje. Kalbame apie tai, kaip galime savo promptus išnaudoti geriau, efektyviau ir kad jie apskritai teiktų mums daugiau naudos. Na ir žinoma, neišvengiam galimybės bent šiek tiek pafantazuoti apie tai, ko galime tikėtis ateityje. Prieš kiek laiko pradėjai domėtis šiaip visų AI-aus reikalų? Iš karto, kai išgirdau apie ChatGPT, kažkoks ten vienas veikėjas internete parašė, klausykit, kažkoks ChatGPT gali parašyti laišką per ten 40 sekundžių, netgi porą variantų, geriau negu paprastas ten kažkoks reporteris. Ką tu šneki? Ir vėliau, kai tik atsirado pirma versija, pirma man pasiekiama versija, tai aš iš karto puoliau į tai turėti. Ir paprasčiausiai buvau obses, realiai su tuo, dar lėtai viskas veikia, tiesiog man nunešė stogą, kad tai, realiai taip gali veikti. Tai kažkaip tai taip, tai čia, žinau, 2, 3, 4 gal metai, kada tai atsirado grubiai. Tai tu toks nuo pačių ištakų prie to AI-aus, kaip prisilietė, taip galima ir kartu jeigu mes, aišku, kalbėtume apie pačias ištakas, tai čia turbūt reiktų žiūrėti 10 metų atgal, kai dar buvo Dar viskas daugiau. besimokoma, dar gal net ir daugiau. Pradėjau truputėlį anksčiau. Before it was cool, taip sakant, aš tiesioginė prasme eidavau pas visus savo pažįstamus draugus ir taip įdavau į nosį, sakau, pasižiūrėk, koks dalykas. Ir kažkas žiūrėdavo, apie ką tu kalbi, kažkas sakydavo, okei, fainai, ir tik po to, po kelių metų visą tai išpopuliarėjo ir prasidėjo visi Midjourney ir visa kita. Koks dabar dažniausiai naudojamas įrankis tavo kasdienybei? Žinai, dabar aš esu paraleliai atsidaręs gal kokius 5 ar 6 įrankius visą laiką. Ir kai kažką darau, tai tiesiog praleidžiu dažniausiai pro visus, nes jie visi supanašėja. Ir jeigu reikėtų išskirti vieną arba 2, tai būtų visų pirma, ko gero, Klink AI ir šiuo metu dar su to Veo 3 eksperimentuoju. Tai principė čia yra tai, kas yra ta bazė. Jeigu kalbant apie video generaciją. Bet jau prie viso to prisijungė Midjourneys, nes jis neseniai išleido savo video generavimo modelį, kur tu galėjai susigeneruoti paveikslėlį, paspausti mygtuką arba šį bei tą parašyti ir iš karto turi praktiškai puikų judesį. Šiaip labai įdomus dalykas. Ir iki pačio AI-aus dar prieisim, nes prieš AI-aus populiarinimą ir tai, kur tu esi dabar, tu buvai videografas ir montuodavai, teisingai suprantu. Taip, aš ilgą laiką dirbau prie video, tai yra, teko ir pačiam pafilmuoti, beje, čia irgi stovi tai ir kamera, tai teko būtent ir pamontuoti, ir pabėgioti su kamera, ir čia atsirado tas supratimas, to pačio ir montažo, ir judesio, ir animacijos, nes ilgą laiką pradirbau įmonėse, kur gaminau visokias reklamkės, klipukus, After Effects, plus 4 metus, diena iš dienos, prie to kompo, kur matot dabar mano už nugaros, vedžiau ir vis dar vedu pamokas, paskaitas online apie animaciją ir video montažą, plus dirbtinį intelektą. Tai po 2,5, kartais netgi 5 valandas į dieną, tai irgi daro savo, kad tu nori, nenori, bet tu darai tokią kaip lyg techninę repeticiją kasdien. Geras. Šiaip labai spalvingas backgroundas iki to, kur atėjai. Ir čia man visai įdomu darosi irgi, nes aš pats videografas daug metų ir tiek filmuoju, tiek montuoju, tiek reklama domiuosi plačiaja prasme. Tai man labai įdomus pastebėjimas ir klausimas kilo turbūt, kada aš čia buvau, kovo mėnesį, ne San Franciske, o Frankfurte, Samsung parodoj, kur pristatinėja televizorius, kurie gali sutvarkyti realiai spalvas, atspalvius iki labai gero matomumo žiūrovui. Ir man tada, atsimenu, pirmą kartą kilo klausimas, kokią velnę mums reikia tas spalvas tvarkyti postprodukcijai, jeigu telikas iškraipys viską vis tiek. Ir aš tada galvojau, kada čia bus ta riba, kai mums jau nebereikės tą daryti, žinai. Ir šitoje vietoje aš pažvelgęs iš AI-aus pusės irgi keliu dažnai klausimus. Kaip galvoji ir tu, man įdomu tavo nuomonė, nes tu vis tiek dirbi su AI video pakankamai daug, gal iš vis mums tų kamerų jau ir dabar nebereikia? Žinai, čia labai geras klausimas.
viskas realiai priklauso nuo to, kiek tas tranzitionas, tas gradientas bus siauras ar didelis. Aš turiu omeny, pats kritiškiausias variantas, kai ateis, pavyzdžiui, koks GPT-5 ir sakys, aš galiu viską. Man tik tai pasakyk, aš padarysiu viską puikiai. Va tada bus viskas. Absoliučiai iš karto bus kryžius ant daug visokių profesijų ir dalykų. Bet jeigu tai eis mažyčiais stepsais, tai gali išsitęsti mėnesių, metų, o gal netgi, nežinau, ar dešimtmečių, bet kur kas ilgesnė distancija. Aš manyčiau, kad tai priklauso būtent nuo to technologinio AI šuolio. Gal tu trumpai gairiam gali paaiškinti ir žmonėm papasakot labai paprastai, kas dabar jau yra realu? Pirmas dalykas. O antras dalykas, ar visgi reikia filmuoti šiais laikais, ar jau galima pasidaryti viską dirbtinio intelekto pagalba? Bet tu turiu omeny kokias sritis. Iš kokių sričių papasakot. Aš sutinku, kad šią sekundę dabar tu nesukursi dirbtinio intelekto pagalba dokumentinio filmo. Čia turbūt šitas buvo ir bus. Vestuvių filmavimas, nežinau, gimtadienių, gal kažkam ir kitų įvykių kažkokių svarbių, įamžinimas. Jisai yra ir turbūt bus ir išliks. Galbūt tik tais, nežinau, per laiką robotas ateis su kažkokiu gadgetu, gal ne to gadgeto, nereikės su akim nurekordins ir tiek žinių. Dronas bus skraidantis. Dronas skraidantis, akinius galbūt žmogus užsidės, arba ten 5 žmonės vaikščios tais akiniais, kad ir svečiai iš skirtingų kampų sugaudys medžiagą ir padarys filmuką tau. Gal, nežinau. Bet vat, iš to, ką šią sekundę turim, gal tada kitaip perfilmuosiu klausimą, kada verta visgi rinktis dirbtinį intelektą ir ką jau galim padaryti ir ar jo galim pasikliaut. Vat nuo šito pradėkim. Taigi, šiandien turime labai didelės galimybės su dirbtiniu intelektu ir jo įrankiais. Šiandien galime spręsti tiek rimtus klausimus ir rimtas problemas, panaudoti tai savo kažkokiams artistinėms vizijoms įgyvendinti, techniniams dalykams išspręsti, o kartais sukurti netgi kažkokią tai trumpą arba netgi ne visai trumpą filmą, o kartais tiesiog ant bajerio. Jeigu kalbant paprastai, šiai dienai mes galime sugeneruoti paveikslėlį iš nieko. Parašom tekstą ir gaunam vaizdą, tokį, kokį norim. Skiriasi tam tikri algoritmai, jie turi savo, sakykime, kokybę, vienas geriau padaro, kitas truputėlį prasčiau, bet su paveikslėliais yra plius minus viskas aišku. Jie visi eina link realizmo arba mūsų nurodyto stiliaus. Galim visada sukurti, pavyzdžiui, Simpsonų stiliaus kažką. Galim realistiškai, galim dar kaip nors kitaip išgalvoti, galim miksuoti stilius. Sekantis laiptelis tai yra video. Šiai dienai mes taip pat galim generuoti video įrašus. Trumpučius, ne valandinius, bet 5 sekundės, 8 sekundės. Parašom tekstą, bėga katinas. Vienas algoritmas tai padarys geriau, kitas šiek tiek prasčiau, bet jie labai tobulėja. Kiti algoritmai leidžia netgi perkelti judesius iš žmogaus į kitą personažą. O galbūt, kai yra kažkoks, tarkim, Deadpoolas, mes galim įdėti savo paties nuotrauką ir ten persikelia mūsų vaizdas. Bet užtenka kalbėti apie vaizdą, yra taip pat audio, audio. Šiai dienai užtenka 10 sekundžių balso, kad jį nuklonuoti. Elevenapsai. Mes galime padaryti voice clonerį, tada voice changerį ir mums užtenka parašyti tekstų ir būtent tas balsas tai skaitys. Tai lietuvių kalba. Atsiprašau, kad pertraukiu, bet ar susidūrei su realia panaudojimo galimybė, kai kalbam apie lietuvių kalbą? Lietuvių kalba dažniausiai atsilieka labai stipriai šioj vietoj, bet dabar jau visai neblogai. Bet visi tikriausiai matė tą VO3, kur dabar visi postina, močiutės, ten kažką ir labai lengva tai atskirti. Kol kas labai tai jaučiasi. Blogai kirčiavimas yra blogas. Ir tiesiog žmonės, kurie neturi tos techninės bazės, nežino, kaip tai pakeisti, jie taip ir palieka. Bet žinant šiek tiek dalykus, galima pakeisti voiceoverį, padaryti, kad būtų taisyklingai kalbama, bet prie to bus prieita šiek tiek vėliau. Kalbant apie lietuvių kalbą, tai šiai dienai, mano galva, geriausiai kalba Google Studio.
AI Google Studio. Ir ten yra, nu, praktiškai, nu, jeigu ne idealiai, tai labai dažnai mes galim rasti tų dublių, šiek tiek iškarpyti. Ir tai yra principe klausytinas tekstas. Mhm. Visiškai klausytinas. Tai tas Notebook LM padaro kur podcastus, ane, jam Mhm. duotos informacijos, nu, bet ten jis ten truputėlį gali ten irgi pagrybauti, sakykim taip. Bet jau galima, jau galima. Ir daug blogerių dabar naudojasi, bet ne lietuvių, o užsienio. Jo. Pavyzdžiui, padaro savo avatarą, parašo tekstą, jis jiems nereikia filmuotis. Mirusio interneto teorija. Tai aš visai nesenai, nu kur jau nesenai, iš tikrųjų, pernai metais vos tik išėjo HeyGen, pabandžiau savo avatarą susikurt, kur ten buvo viena pirmųjų HeyGen versijų. Taip, Jau tada aš žiūrėjau ir taip galvoju, okei, čia yra pradžia. Čia yra visa ko pradžia. Vau. taip. Ir O dabar mes jau turim versijų, kur aš mačiau net ir keli youtuberiai didesni buvo, kažkas darė. Yra tas Austin Evans, man atrodo, Mhm. bandė išdurt visus kitus tech reviewerius, kur sako, aš baigiu karjerą ir padarė videką su savo AI generuota platforma. Jisai taip susiparino žmogus, kad jisai net nepasakė, per kur tiksliai darė tą avatarą, kad kiti žmonės kuo mažiau gamintųsi tuos avatarus ar savo, ar kitų žmonių. Nes iš esmės mūsų, va tavo, mano, kur mus galima rasti internete kalbančius, su vaizdu, su viskuo, nuklanuoti kaip niekad lengva. visiškai klonuokit, klonuokit, klonuokit. Bus didesnis žinomumas. Nu, Tai šitas taip, 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 taip ir tai yra neišvengiama. Žinai, mano dar mini prognozė yra tokia, kad ateity viskas puikiai ištobulės. Tiek garsas, tiek vaizdas. mhm. Ir mes žaisim ne vien tik tai, kuris algoritmas yra kažkaip geresnis, jau nebus per daug netgi tokių klausimų, bet atsiras naujos opcijos turinio valdymo. Tai reiškia, kad mes galėsim įsekti, prisekti, galbūt nusipirkti. Pavyzdžiui, vaizdas bus kažkokio tai žmogaus, o prisekti galėsim kokio Stallone vaidybą arba kažkokio ten Briuso Toks kaip Williso pekas. stilius. Jo, taip, taip, bet nurodyti būtent vaidybos elgsenos, ne, kažkokį tai, vat, sakykime, šabloną, kalbėjimo, dar kažkas, Okay. nes dabar visi kovoja dėl kokybės. Ten yra morfingai ar ne, ar ten kiek pirštų, Mhm. pažiūrėkit, kiek pirštų, ar viskas gerai. Viskas bus gerai. O ką tada toliau daryti? Už ką mokėti pinigus? Atsiras naujos opcijos, kad, na, kažkaip kitaip. Ir ką tu galvoji apie Netflixą? Aš manau, kad Netflixas, jis nepraleistos progos ir bus AI generated turinys. Aš Specialiai ir, prasidės. Taip, aš ir pokalbėje su Saulium lygiai tą patį minėjau, kad aš spėčiau, kad bus dvi Netflixo versijos. mhm. AI generuota, kuri bus turbūt pigesnė, ir brangesnė versija, kur vis dar vaidina žmonės, tiem, kas bus, žinai, premium vertės ir vat to žmogiškumo norės. Tai bus nostalgija, žinai, kaip mum Aš manau, kad ausinukais laido. brangesnė ta, kuri yra AI generated, o po to galimai taps pigesnė. Bet Nes bus, supranti, pavyzdžiui, naujiena. aš suprantu tavo logiką dėl to, kad tiesiog resursų daugiau reikės AI generuoti tiem vaizdam, bet iš esmės ar žmogus pirks dirbtinai sugeneruotą turinį? Karoli, aš turiu tau klausimą. Taip. Kaip tu sureaguotum, bet jeigu visiškai ant rimtumo, absoliučiai ant rimtumo, Mhm. jeigu tu dabar sužinotum, kad tu dabar kalbėsi su AI botu? Aš tau pasakysiu labai paprastai, kaip buvo atsakę per serialą Westworld. Nežinau, ar esi matęs. Žinoma, Ten pačioj pirmoji serijoje mergina, kuri priima svečius, sulaukia lygiai tokio pat klausimo, kurį užduodi tu man. Ir galiausiai jinai sako, o koks skirtumas, jei negali atskirti? būtent. Ir dabar atsakykit tą patį klausimą, tik tai Netflixo atžvilgiu. Bet čia yra kitas dalykas. Jeigu turinys bus pažymėtas kaip AI, nu nes tikėtina dėl reguliacijų turės galbūt būti žymėtas, gal nebus, gali čia visko keistis, ne? Aš nežinau ideologiškai, kaip vertinti tai. Nes man dabar atrodo, pagal dabartinį mano įsitikinimą, kad tikėtina aš norėsiu palaikyti žmonės ir pirksiu žmogiškąją versiją. Gal dar ir sutaupyti norėsiu. Labai žmogiškas pretekstas, žinai. Ir vat kodėl turėčiau mokėti brangiau? Bet nežinau.
Arba lygiai, arba lygiai. Na gerai, Jeigu lygiai, let it be. Žiūrėčiau ir tą, ir nesigilinčiau, ir būtų viskas super. gerai, bet žiūrėk, dar yra, žiūrėk, mes dabar esam kur viršuj, bet po Mhm. viso tuo slepiasi didelį ledkalnio viršūnę. Tai yra turinys suaugusiems. Niekas per daug O. apie tai nešneka. Aš Bet manau, čia bus pirmiausia, kur panaudos. esu 100% įsitikinęs, kad dabar ten verda maksimum visko ir visi stengiasi užimti pozicijas, nes ten yra super dideli pinigai. Absoliučiai Šimtas, kosminiai pinigai. 100%. Ir čia iš 100%. karto klausimas tau ir žiūrovams. Ar jums ne ar, o kaip jūs žiūrėtumėt, kad kai yra, pavyzdžiui, žmogaus kūnas ir tas pats kūnas, bet ne žmogaus kūnas, bet atrodo lygiai taip pat. Ar jums būtų skirtumas, jeigu skirtumo nėra? Jeigu skirtumo nėra ir skirtumo nėra. Būtent. Tai aš manau, kad dar toj sferoj laukia labai Šiaip daug crazy turiu dalykų. įdomią istoriją. Negaliu O. sakyt, kas toksai, bet kai pradėjau komunikuoti internete apie dirbtinį intelektą, šviesti žmonės, kaip, kas ir kodėl, vienas iš verslininkų yra su manim inicijavęs susitikimą būtent šitą pačią temą. Kaip Geras. pritaikyti dirbtinį intelektą suaugusių industrijoms. Bet vizualiai ar text-based? Vizualiai. Čia Vizualiai. buvo iš karto klausimas apie vizualumą. Sulaukiau ir aš tokių užklausų, minimum 2, man atrodo, bet vat kažkaip. Tai, vat sakau, man buvo labai keista, kad, na kaip, iš tikrųjų ir nelabai keista, nes aš įsivaizduoju, galiu tik įsivaizduoti, kokio dydžio tai yra industrija ir kiek pinigų ten sukasi, ir mes čia kalbam apie milžiniškus kiekius. Tai aš dar manau, kad yra industrijų, apie kurias mes neįsivaizduojam, nes esam per daug naivus ir per daug paprasti žmonės. Bet jau vien tai yra 100% išnaudojama. Taip tiesiog yra. Tai vat, Gera. o aš dar turiu klausimą apie tą patį video generavimą šiomis dienomis. Kaip pigu ar kaip brangu tai yra žmonėm, norintiems vat pabandyti? Nes iš esmės kreditai kainuoja. Ir nebūtinai iš pirmo karto gaunasi, o iš karto nuo tavęs centukus nuskaičiuoja. Karali, tai esi visiškai teisus. Sugeneruoti algoritmas gali visada kažką, bet nebūtinai tai gausis iš pirmo karto. Reikia daug kartų bandyti, kol gausim tinkamą rezultatą. Nebent mums tenkins tai, ką gausim, iš karto matysim. Tai kainuoja, o kartais nekainuoja. Tai kaip yra iš tikrųjų? Yra toks supratimas kaip freemiumas. Paprastiems, sakykime, taip žmonėms, kurie nedirba su dirbtiniu intelektu, nori su juo susipažinti, yra tam tikros prenumeratos, ne visose įrankiuose, bet kur leidžia tam tikrą kiekį nemokamai išsibandyti, taip sakant, įmerkti uodegą paragauti, o po to sako, mokėk pinigus. Nenori? Keisk anketą. Taip nesako, bet mes galim pakeisti anketą ir dar šiek tiek suprantama pabandyti. Bet galų gale mums teks nusipirkti tą prenumeratą, jeigu norim kažką daugiau daryti ir tikrai verta. Tikrai verta. Kai atsiranda naujas įrankis, jis pradžioj kainuoja daug. Pavyzdžiui, tas pats VO3, ne? Tai jo, jeigu neklystu, pradžioj jis kainavo apie 1,50 ar 1,20 vienas sugeneravimas vieno trumpo vaizdo įrašo, tai yra 8 sekundės. Dabar tai atpigo iki euro, po to iki 20 centų. Grubiai, man atrodo, 20 amerikietiškų centų. Tai va, bet text to video. Jeigu nori sugeneruoti paveikslėlį įkelti ir padaryti iš jo video, tai vis dar kainuoja, man atrodo, apie eurą. Kitose platformose sugeneravimas iš paveiksliuko kainuoja irgi sąlyginai priklausomai nuo kokybės. Būna 20-30 centų, 50 centų, kitose programose šiek tiek pigiau. Tai priklauso, bet tai gali pasirodyti nieko, bet kai tu pradedi daug kartoti, o žinokit, tai yra lyg kapstymasis po milžinišką šiukšlyną, kur tu va taip pat mėtai pinigus į kairę į dešinę ir ieškai kažkokio ten aukso gabaliuko. O tu žinai, kad jis ten tikrai yra. Ir kuo tu ilgiau kapstaisi, tuo tu arčiau jo esi. Vat ir viskas, ir tu jį kažkada rasi. Vat kažkaip taip. Ar esi skaičiavęs, iš kiek vidutiniškai kartų sugeneruoji kadrą, kuris vat tau patinka, arba bent jau yra naudotinas?
Tai labai priklauso iš kelinto karto gaunasi. Kartais iš pirmo, kartais iš penkto, kartais nesigauna iš penkto, tada aš kažką keičiu ir einu toliau kitais būdais. Čia priklauso labai daug, suprantat, čia susideda keli dalykai į vieną. Tai yra pats vaizdas, nes jis iš principo jau iš savęs diktuoja kažką, kas gali būti. Pavyzdžiui, du žmonės stovi, tai jie gali kažką veikti, ką veikia žmonės. Ne, būtų du akmenys, tai būtų dar kažkaip kitaip. Tai pats vaizdas. Tada algoritmas, kur mes keliam, tai yra Klink, ten Liuma ar dar kažką, tai jis dar savai padarys. Tada yra tekstinė užklausa, ką mes parašysim, kad įvyktų. Ir kad bandysim sukontroliuoti, ir dar yra tas sydas vadinamas. Tai yra, kiekvieną kartą vis skirtingai sugeneruoja. Tai dar tokio lyg sąlyginio randomo įdeda. Tai visai paprasčiausiai būna. Ir aš dažnai renkuosi saugius variantus. Padarau kažkokius standartinius kameros judėjimus ar dar kažką. Kartais paprašau GPT, kad man suformuotų promptą. Labai paprastai sakau, padaryk man čia, kad būtų taip ir taip. Ne, kad būtų fainiau. Žinot ką? Fainas yra triukas, toks čia ir triukas iš tikrųjų, bet GPT, patarimas jums visiems. Kai gaunat kažkokį atsakymą iš GPT, visada galima sakyti, sukritikuok savo atsakymą. Parašyk gerus ir blogus momentus. Išanalizuok tai ir remiantis tuo, duok dar geresnį rezultatą. Ir dažniausiai duoda. O tai klausyk, Tomai, šiaip pats dar turi kažkokio nuogastavimo dėl to, ką veiki gyvenime, dėl to, kas laukia, ar tai tau kelia kažkokį diskomfortą kaip žmogui? Vienintelis diskomfortas, kurį man kelia visi šitie dalykai, tai yra FOMO. Aš pradėjau anksčiau keltis, aš prabundu 7 ryto su mintim, ką šiandien turiu padaryti, kad aš mintyse generuoju kažką, nes yra dar kitos veiklos nesusijusios su tuo, ką darau, kur ten kenčia netgi tos sritis. Tai tiesiog aš kartais atrodo ir visą laiką man atrodo, kad aš nespėju, kad aš kažkur vėluoju, bet į tą prasme, kad kažkur vėluoju autobusą, o kažkokio naujo įrankio nepasižiūrėjau, jau kiti mane to lenks, ten kažko nepasidariau ir atrodo tiek visko atsiranda daug, kad fiziškai atrodo, kad FOMO tas režimas. Kol kas, netgi jeigu atsirastų kažkokia riba, siena, bam, ir sako, viskas, nuo šiol bus dirbtinis intelektas toks, įrankiai tokie. Šiek tiek netgi atsikvėpti būtų lengviau, tai kad tada būtų aišku, kad tada gali prasiskleisti, žmogaus tas kūrybiškumas, potencialas, dar kažkas. Galėtum dirbti ties kažkuo vienu tikslingai. Taip. O dabar tu negali nieko būti užtikrintas. Žmogus, kuris, nesvarbu kokiai profesijai, dirbo 10, mokėsi ten 5 metus, kad gauti profesiją, dirba, hop, atsiranda kas pakeičia, kažkas pasikeičia, jis ten pasimoko pusę metų, gali toliau ramiai dirbti 5 metus, kol dar kažkas nepasikeis. O dabar tai keičiasi kas metai ir mėnesiais ir visiems reikia pusiau persikvalifikuoti ir žiūrėti ir galų gale tu iš viso būsi nereikalingas. Tai dėl to pas mane yra tas skubėjimas ir bandymas visur būti, nes aš noriu kažkur būti, o kur visi mes būsim, sunku pasakyti. Turiu 2 paskutinius klausimus ir turbūt paleisiu, aš suprantu, kad irgi turi ir asmeninių dar projektų ir reikalų. Vienas klausimas yra, ar jauti poreikį žmonių, kurie geba šią sekundę dirbti su dirbtiniu intelektu, nes vis tiek aš tai nuo Vilniaus šiek tiek atsiribojęs, aš gyvenu savo gyvenimėlį, ramiai, grynam ore ir domiuosi technologijom. Tu vis dar tame verdi, tu dalyvauji konferencijose, tu dirbi su kompanijom, belia kiek visokių veiklų darai. Ar jauti poreikį būtent kažkokio, nežinau, tokio, net nežinau kaip apibrėžta specialybė, dirbtinio intelekto specialistų, optimizatorių, kažkokių tais, nežinau, lektorių, mokytojų? Ar jau yra toks poreikis šią dieną? Taip. Įmonės dabar yra dėl to išprotėjusios. Jos tik tai AI ir jos to labai labai nori. Šiai dienai rinko yra taip, kad įmonės nori AI ir nori edukuoti, pavyzdžiui, tą minimalią bazę, kad būtų įvesta pas juos į įmonę paprastiems darbuotojams. Ten GPT kaip naudotis, ten tralala.
Ir yra kitos įmonės, kurios dirba labiau specializuotai ir specifiškai, na pavyzdžiui, reklamos gamybos įmonės, ane? Jos gamina reklamas ir žiūri, kažkas ten vyksta, mes nenorim atsilikti, mes norime išmokti tus įrankius ir kaip čia mums ir sutaupyti, ir praplėsti galimybės. Nori. Mhm. Tai realiai šiandien visi to nori. Ta banga vis dar yra, kažkada jinai nuslūgs, prasidės kažkas naujo, o kas tai bus, kol kas neaišku. Galbūt agentai paplys, galbūt dar kažkas kito. O ko O gal daugiausia dabar ko daugiausia įmonės ieško? Jeigu taip kalbant konkrečiai. Vat dėl ko dažniausiai kreipiasi net ir asmeniškai į tave ar tavo kolegas, kurie dirba su dirbtiniu intelektu? Ko Tai vat, ieško t įmonės? būtent tai, ką ir minėjau, tai įmonės, jeigu ieško, pagalbos iš edukacinės pusės, tai yra dažniausiai bazinė dalis. Iš principo, kas tas AI ir kaip su juo naudotis, kad ir kaip tai mums, pavyzdžiui, su tavim neatrodytų banalus dalykas, bet žmonėms to reikia, nes tiesiog žmonės Okey. nežino. Ir, asmeniškai man tenka gauti daugiau užklausų su, kūrybiniais sprendimais. Tai yra tai vat kaip Mhm. kurti video, kaip padaryti spec efektus, kaip kažką pakeisti, ir vat iš tos pusės. Okey. Pavyzdžiui, įmonės taip pat labai domisi rinkodara ir marketingu. Praktiniai dalykai, ypač vadovai klausia, kaip tai panaudoti praktiškai ir kaip atleisti daugiau žmonių. Jie to Jo, jo, čia pagrindinis nesako, klausimas. bet, tarp eilučių būtent Pagrindinė tai idėja. taip, skamba, kad optimizuoti, automatizuoti ir jeigu kalbant apie marketingą ir rinkodarą, kaip padaryti tą turinį, na, kažkokį tai unikalų, bet visi bando tą daryti, dėl to jisai tampa kažkur tai vienodas. Tai vat iš ten išsiskirti dar yra nauja užduotis. Okey, ir tada dar vienas paskutinis jau tada tau klausimas ir paleisiu. Ką palinkėtum žmonėm, mūsų, tarkim, žinai, pažįstamiem frilanseriam, e, kurie šiaip nesidomi tuo ir laukia kažkokio fakto, kol vat kaip ką mes ir kalbėjom, kol kažkokia technologija nusistovės ir kad jie galbūt tada pradės domėtis ar gal net ir nepradės. Vat ką palinkėtum žmogui, kuris šią sekundę nesidomi dirbtiniu intelektu? Žinai, Karoli, tai yra puikiai akimirka pradėti reklamuoti gyvybės draudimą. Bet nepradėsiu, nes nesu agentas. O jeigu rimtai, žmonėms, kurie nesidomi AI, bet norėtų to domėtis ir dėl kažkokių tai priežasčių vis atidėlioja, prokrastineitina, rekomenduočiau ant bajerio, visiškai ant bajerio paimti ir pafollowinti, keletą žymesnių, surasti, pavyzdžiui, 3 veikėjus socmedijose, kurie veikia jiems patinkančioj srity. Kažkas nori su dizainu, tai 1, 2, 3, bet tiesiog galite paguglinti. Ir tiesiog pasekite juos Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e galų gale, arba tam LinkedIn'e. Viskas, pradėkite nuo to. Ir tegul tai tampa mažų įpročių. Ir tada jūs pamatysit, kad, rasite tai, kas jums yra įdomu. Nes kartais gali gąsdinti tas, kad yra daug visko, aš tai atidėliosiu, nes aš to nesuprasiu. Viską suprasit. Tiesiog pradėkit po šiek tiek domėtis. Tai turi tapti jūsų įpročių, kaip rytinė kava, pavyzdžiui. Ir tada tegul jūsų informacinis srautas socmedijose, jeigu nepilnai, tai bent jau dalinai susideda iš tų naujienų. Ir jūs tada tikrai pamatysite galbūt mažiau šiek tiek tų kačiukų arba ten negatyvių kažkokių dalykų, bet su AI susijusių reikalų, kas bus jums iš tikrųjų naudinga ir jūs netgi tik peržiūrėdami antraštės, jūs jau būsite informuoti, kas ten vyksta ir esu įsitikinęs, kad būtent tada rasite, kas jums bus aktualu ir galbūt tai bus jūsų nauja kelio pradžia. O ką palinkėtum tada tokiu atveju, kai žmogus sako: "Eik, čia nesąmonė tas dirbtinis intelektas, kai bus, tada ir domėsiuos, o Tai kasdien neturiu tam laiko." tada palinkėčiau jam susidėti kuo didesnę finansinę saugumo pagalvę, todėl kad neužilgo jis greičiausiai, kai praras savo darbą, jis turės gyventi iš tų santaupų ir nebus tam pasiruošęs. Paprasčiausiai taip, kalbant su humoru. O kitaip, mm, Taip, labai geras tavo atsakymas. Aš labai panašiai tai vertinu. Turiu pažįstamų žmonių labai įvairių. Vieni super įsitraukę, super besidomintys, bandantys naujoves, net jeigu ten ir netaiko to kasdieną, bet seka. Ir turiu visiškai kitą
sverto pusę žmonių, kurie sako, tai dabar dar netobulas, kai jau bus kažkas tikrai aišku, kai jau bus tikrai kažkas naudotina, va tada ir naudosiu. Ir žinok, bet aš kaip ir tu video pradžioj, žinai, pasakai, eini draugui rodai, čia žiūrėk, va žiūrėk, ką daro. Ir Taip, tu jam taip, rodai ir tu matai, kad jam, ką čia šneki, taip, nedomina, taip. neaktualu, kažkada. Vėliau ateis. Nu, Tai aš jau, žinok, supratau, kad skęstančio gelbėjimas yra skęstančiojo reikalas. Ir sakau, gerai, neįdomu, gerai. gerai. Taip, Tai va. visiškai pritariu, visiškai pritariu. Tai ką, Tomai, Ateis iki jų kažkada. ateis kažkada iki jų, labai tikiuosi, kad švelniai, o ne 120 km per valandą į plokščią sieną. Tiesiog dar vienas toks dalykas, kuris galėtų galimai motyvuoti tuos, kurie dar nesidomi, tiesiog jūs dabar vis dar turite progą, užimti kažkokią tai poziciją, nesvarbu kokioj vietoj, kokioj srity jūs veikiat. Įsivaizduokit, važiuoja autobusas, troleibusas, nesvarbu apie viešai, nežinau, bet kokia kitos vietos. Ir tas transportas vis dar turi, arba ten teatro salė, vis dar turi daug laisvų vietų. Vėliau, kai visi apie tai žinos, vienintelės vietos, kurios bus, tai yra stovėti, va taip laikytis ir tai geriausiu atveju, kai bus visi susispaudę. O dabar jūs turite Išprotai. vietą išsirinkti vietą ir patogiai ten atsisėsti ir galbūt netgi užrezervuoti keletą vietų šalia savęs. Šiame video čia ir sustokime, o visai greitai paleisiu ir antrą dalį, kur pasileidome plaukus ir dar daugiau su Tomu prifantazavome apie tai, kas galėtų veikti su dirbtinio intelekto pagalba ir kaip vystytųsi ne tik dirbtinis intelektas, bet ir robotų industrija. O jei pažiūrėjote šį video iki galo, paspauskit laiką, paspauskit subscribe mygtuką, parašykite komentarą, man tai tikrai labai daug reiškia. Labai norėčiau bent jau iki vasaros galo surinkti tą pirmą 1000 subscriberių. Kaip matau, didelė dalis iš jūsų žiūrite neužprenumeravę kanalą. Tai visai greitai laukia nauji video, o dabar iki kitų kartų.